Vokiečiai turi 3 sužeistus, ne vieno prarasto laivo. Admiralitetas pasiutęs, supykęs. Įsakymas paskandinti Scharnhorstą ir visą tą Rytų Azijos eskadrą. Scharnhorstas, labai Scharnhorst, labai žymi figūra. Tiesą sakant, Antram pasauliniam kare irgi buvo laivas Scharnhorst. Scharnhorstas yra žmogus, kuris kariavo daug karų, pasižymėjo, žiauriai gerai pasižymėjo kare prieš Napoleoną, tapo pirmuoju generalinio štabo viršininku Prūsijoje. Vadovavo Kriegsakademijai. Vienas iš jo studentų buvo Karlas von Clausewicas. Žiauriai kietas vaikis, tai jo vardu ir buvo pavadintas flagmanas. Čia toks šuolis biškį į kairę.